Šiandien turim antrą dieną Zelandijoje. Vakar nusileidom Oklande ir tada tiesiog pasiėmėm viešbutį prie oro uosto ir šiandien perskridom į Christchurch, kur išsinuomojom šitą vaną, buvom jį seniai jau rezervavę. Pasiėmėm, savininkas visai fainas, parodė, kaip kas veikia, visai įjaukinęs tą vaną. Jo, ir truputį tiesiog pavažiavom už miesto ir įsikūrėm free camping vietoje. Jo, vakar buvo kūčių diena, tai juokavom, kad kūčias atšventėm su Continental pusryčiais, o šiandien yra Kalėdų diena. Tai be to, kad Naujojoje Zelandijoje viskas užsidarė ir niekas neveikia, tai švenčiam Kalėdas su šilmoj. Labai keista, kad Lietuvoje ne visada sniego būna, bet bent jau šalta būna visada. Kažkiek šalta, tai čia visai atrodo šilta, nors iš kepurių ir striukių matosi, kad nėra super šilta, bet vis tiek toks vasariškas oras. Tai va, tai šiandien čia nakvosim savo kemperyje ir dabar ateinančias 5 savaitės jame ir gyvensim. Vakar pasiruošėm jau savo 5 savaičių kelionę aplink salą, aplankėm gerą pusę prekybos centrų ir išleidom belekiek pinigų apsipirkti, bet viską susiruošėm nuo skysčio ir sandflies skysčio iki keptuvės ir jogos kilimėlio ir knygos. Tai dabar esam pilnai pasiruošę savo kelionei. Po parduotuvių nuovargio susitam labai gražioje vietoje pavalgyti ir pažiūrėti pingvinų. Ir paskui įsikūrėm šitam taške, kur visiškai esam prie pat vandenyno ir viską pavalgyti prie pat vandenyno. Labai svajonė. Penkta diena Naujojoje Zelandijoje, tai šiandien aš jau vienas pasivaikščioti tokį trailu. Justinai šiek tiek dar skauda kojas, tai nusprendė pailsėti. Trailas randasi Fjordlands, tokios kaip pelkės bent jau čia, kur aš ėjau. Taip pat trailas buvo, sakyčiau, nelabai vaizdingas. Įdomiausia jo dalis buvo tai, kad jis praėjo pro paplūdimį, ten visai gražu. Ir dar buvo keletas tokių akvadukų, gan aukštų medinių, tai irgi tokie įspūdingi, bet šiaip visa likusi dalis buvo tokiose kaip džiunglėse, aplinkui nelabai kas matėsi. Kol galiausiai pasiekiau, už mano nugaros matosi public hutas, tai čia galima nakvoti už donation, gal net ne donation, skaitosi tiesiog už mokestį, bet jis nedidelis. Tai šiandien čia nakvosiu, rytoj grįšiu atgal tuo pačiu keliu, kur atėjau, beveik tuo pačiu truputį kitur, Justina mane paims. Šiaip labai daug lauke sandflies, tai video bus trumpas, eisiu dabar miegoti ir rytoj tiesiog žygiuosiu atgal. Sveiki, nuo paskutinio video praėjo porą dienų, per tą laiką atvažiavom iki tokio Te-Anau miestelio ir šiandien išėjom į Routhburn treką. Šiaip čia yra 2 dienų žygis, bet nebuvo vietų per vidurį apsistojant, tai mes ir
nebuvo vietų per vidurį apsistoti ir jisai baigėsi ne ten pat, kur prasideda, tai reiktų tada kažkaip susiveikti transportą, kurio grįžti, tai mes padarėm šiandien pusę ir tada padarysim pusę kažkada ateityje iš kitos pusės. Jo, čia esam už 2 tokių kreklių, gyvai labai įspūdingai atrodo, bet per kamerą gal mažiau įspūdingai. Tai va, tai tęsim toliau žygį ir šiandien yra naujųjų metų išvakarės, tai šiandien švęsim naujus metus Zelandijoje. Labukas. Labas. Vakar buvo pirmoji 2026 metų diena ir jau daugiau nei savaitę, kaip mes Naujojoje Zelandijoje, tai planas pirmai metų dienai buvo aplankyti Milford Sounds. Turėjom tikrai labai gražią saulėtą dieną, bet čia atvirkščiai ko gero negu visur kitur reikia lietaus, kad pamatytum visą grožį. Tai apžiūrėjom ir kruize plaukėm, kol buvo saulėta, vėliau šiek tiek pradėjo debesuotis ir tik vakare, kai jau grįžom į kemperį, pradėjo šiek tiek lašnoti, tai dar susipakavę vėl per naują, jau dantis buvom išsivalę, nusprendėm, kad gal reikia važiuoti apžiūrėti ir ten tekės kriokliai, bet iš tiesų tai nuvažiavom tiesiog į baltą debesį. Vis tiek buvo gan nuotaikinga ir graži diena. O šiandien užkopėm, gavus gal maždaug 1.5 valandos žygiukas iki Marian Lake, kur matosi keli kriokliai. Ir Ramūnas šiandien eis dar vieną žygiuką, o rytoj dar turėsim tokią transformacinę dieną prieš mūsų ilgąjį Kepler treką. Sveiki, tai vakar turėjom, paskutinio video praėjo 2 dienas, tai vakar turėjom tokią tranzitinę dieną, užsipirkom dar atsargų, susirašėm, nusiprausėm po dušu ir panašiai, suplojom rūbus Landromate, o šiandien ryte pradėjom Keplerio traką, naktį dar nakvojom tokios stovyklavietėj netoli Milford Sounds prie ežero. Ir ryte vos nepakliuvom eismo įvykiai, prieš pat susidūrė 2 mašinas. Realiai, kai susidūrė, tai aš galvojau, kad ta antroji mašina dar galų ir mus užkabins, bet ten centimetrų atstumu neužkabino, tai po to tiesiog galėjom tęsti kelionę, bet dar sulaukėm, kol policija atvažiavo. Tai šiaip nieks nenukentėjo, viskas gerai, bet tiesiog 2 mašinas be bamperių ir 2 keliautojų dienos turbūt sugadintas. Tai po to, kai galiausiai atvykom iki aikštelės, palikom savo automobilį ir išėjom, tai čia dabar įsikūrėm visai gražioje vietoje, čia yra mūsų palapinė, kuri yra šalia ežero, tai galim biškį nueit. Ir čia matosi ežeras ir toliau fone matosi kalnai, tai visai graži vieta. Toks paplūdimys. Dieną čia buvo visai daug žmonių su valtim, nes čia mes visai iš tikrųjų netoli esam to miestelio, mes pasistatėm šiek tiek toliau už ir atėjom čia, o rytoj laukia tokia labiau kalnuota diena, tai turėtų būti šiek tiek įdomiau. Sveikinamės dabar jau iš 3 dienos Keplerio žygio.
liko maždaug 1,5 valandos iki mašinos. Toksai lengvas pasivaikščiojimas miško žaliu taku. Vakar turėjom iš tiesų gana nelengvą dieną, atsikėlę 6 ryte savo paplūdimio kempinge, išjudėjom į Luxmore summitą. Tai iš viso vakar turėjom apie 1700 metrų sukilimo ir tiek pat nusileidimo, virš 20 km. Nuostabi diena, labai gražus takas, tai tikrai gerėjomės ir kaip supratom, tai kad tikrai nėra dažna turėti tokią saulėtą dieną būtent toje vietoje, nes tenais kaupiasi debesys. O nuėję į kempingą gana greitai įsikūrėm, nes turėjom nemažai sandflies draugių. Ir tas kempingas taip pat gana žymus tuo, kad ten būriuojasi kėja, toks paukštis, kalnų papūga, kuris nenatūraliu būdu išmoko žmonių atiminėti maistą ir greičiausiai suprato, kad atėjęs kažkokius daiktus ten gali rasti maisto. Tai teko savo kuprinę su visų maistu ir daiktais, net ir batus, supakuoti į tokį narvą specifinį, sukurtą visi kemperistai tenai susideda savo daiktus. Ir kėjos būna naktį atskrenda ir pradeda draskyti palapines, ieškodamos maisto arba kažkokių daiktų. Tai ryte girdėjom istorijų, kad vieno žmogaus palapinę sudraskė užlendusi iš vidaus ir iškapojo tinklelį. Tai taip vis pasitaiko ir nėra visai naujiena tam kempinge. Tai va, o šiandien gana lengva diena, leidžiamės ir einam tiesiai per mišką, šnekučiuojamės ir grįžtam namo į savo mašiną ir lėksim kempinti prie ežero. Tai jau antra savaitė praėjo, kaip mes esam Naujojoje Zelandijoje. Vakar buvo tokia labiau poilsio diena, buvom Queenstown'e, pasivaikščiojom po senamiestį ir panašiai. Ir tada sugalvojom ir vakar vakare atvažiavom čia netoli iki parkingo ir sugalvojom praeiti dar nedidelę trasą. Pasižiūrėjom, GPS turėjo užtrukti ten 3-4 valandas pagal atstumą, 13 km. Tai galvojam, pusę dienos praeisim, grįšim, dar turėsim laiko pervažiuoti kažkur. Bet jo, kai išėjo, tai dabar yra 8:30 ir mums dar liko kokią valandą, tai dabar galvojam, ar spėsim iki kol sutems. Ir labai lėtai. Grubiai einasi kilometras per pusvalandį. Nes visiškas kliūčių ruožas. Labai daug privertusių medžių, visokių šakų, per visur reikia perlipti. Užlipt, nulipt ir labai lėtai einasi, bet vaizdas gale buvo tikrai labai gražus, tai visai verta, bet vietoj poilsio dienos turėjom tokį nuovargį. Vis dar turim tokią nuovargį dieną ir dabar bandysim spėti iki sutemų iki mašinos. Ir dar turim vieną guminuką, kurį pasigėdėlinsim. Jo. Maisto irgi labai daug nesidėjom, nes užtruks tik 6 valandas. Labukas. Šiuo metu sveikinamės iš Kirtle Burn Hut. Paskutinį kartą, kai filmavom, pareidinėjom iš Earnslow žygio. Tai spėjom laiku, su paskutinė tokia šviesa jau grįžom ir tik tais grįžus gal už 5 minučių prasidėjo
gana smarkus lietus, tai taip labai laimingai suvalgėm savo pasriubą, ten dar kažko privalgėm ir nuėjom miegot tikrai išvargę. Ir kitą dieną ilsėjomės, bet turėjom tokius gražius pusryčius su nuostabiu vaizdu, nuvykom išsimaudyti, išsiskalbėm ir ilgai netrukę Queenstown'e pajudėjom link kempingo prie upės, kuris buvo labai gražus, pagaliau nebuvo sandflies, galėjom šiek tiek atsipalaiduoti ir Ramūnas pritaisė tinklelį mašinoje ant galinio stiklo ir ant šoninio stiklo, tam, kad galėtumėm turėti daugiau oro kvėpuoti naktį ir gaminti savo daug laisviau, kai turim sandflies. Aš paskaičiau knygą, padariau jogą, žodžiu, atsipalaidavom ir kitą rytą šiek tiek buvo vėjuota, bet vis dar turėjom savo, davėm laiko, tai išsikepėm blynų ir taip palengva pajudėjom atgal šiek tiek Queenstown'e link, nes susiplanavom eiti būtent šitą žygiuką su Hatu. Dar ką pamiršau paminėti, tai kad turėjom vyšnių skinimo patirtį, kur galėjom prisivalgyti, kiek norėjom vyšnių. Tai visai smagu, nes Lietuvoje būtų žiema, čia nuo medžio raškėm vyšnes. Tai va, ir šiuo metu esam būtent Curtal Burn Hut, atvykti iki čia pėstute užtruko gal porą valandų, bet gana lengvu keliu. Čia permiegosim, rytoj nueisim pažiūrėti saulėtekio ant kalno ir žygiuosim atgal ir važiuosim link Mount Cooko. Tai Mount Cookas buvo planas mūsų šioms dienoms, bet tenais stiprios liūtis, tai šiek tiek pakeitėm planus ir atvykom čia. Visai džiaugiamės ir dabar pasidarę valgyti, eisim valgyti. Esam dar vienoje stovyklavietėje, vadinamam Freedom Campsite. Praėjo porą dienų nuo mūsų paskutinio įrašo. Per tas porą dienų nuvykom prie Mountain Cook. Iš tikrųjų apsistojom prie tokio Lake Pukaki stovyklavietė. Labai graži stovyklavietė, nes tu tiesiai vaizdu pro ežerą į Mountain Cook. Tai šitas 2 dienas ir praleidom prie jo. Aplankėm Tasmano ledyną ir tokį Muller Hut haiką. Paskutinės porą dienų Justinai visai jaučiasi kojos skausmas, tai šiek tiek atskirai haikinam, aš lipu aukščiau, Justina pasilieka gal šiek tiek žemiau, tai jai visai liūdna dėl to paskutiniu metu. Tai jo, bet bandom kažkaip neužliūdėti ir pozityviai žiūrėti. Tai va, o ta rytoj planuojam irgi, kad aš išeisiu į 4 dienų žygį, jo tokią Gillespie Pass treku ir žiūrėsiu, kaip ir man seksis. Tai jo. Pirmoji diena Gillespie Pass Trek. Tai šiandien buvo vienintelė savaitės diena, kai nebuvo laisvų vietų namuke, kuris yra už kažkokių 25 km nuo pradžios. Tai man tenka miegoti campsite. Campsite va esu vienas. Campsite'as kokios 3 valandas iki namuko. Tai va, tai pagaliau atėjau iki campsite'o ir čia labai daug musių. Labai visur sega į rankas, tai pasistačiau palapinę. Ir eisiu greičiausiai tą palapinę į vidų ir valgysiu, nes labai sunku lauke būti. Tai tokia ta pirmoji diena, šiaip kelias gan paprastas, iš pradžių galvojau, kad bus sudėtingas, bet reikėjo per tokią uolą biškį persiverst, o po to buvo palei upelį. Žiūrėsiu, koks bus toliau.
Antroji Gillespie Pass Track diena. Tai esu dabar jau toj pačioj perėjoj, ant jos viršūnės. Iš čia iš tikrųjų turėtų atsiverti visai gražus vaizdas, bet dėja šiandien visiškas debesis. Šiandien, jo, dabar pačiam aukščiausiam taške esu, tai dabar nuo šiol pradėsiu to leistis. Šiandien kėliausi visai anksti, dar prieš saulei patekant, bet priliusas, kad jis nebuvo musyčių, tai galėjau ramiai savo pavalgyti. Tada išėjau, kažkokios valandos prasidėjo tokia dulksna ir tai tęsis iki šiol. Bet man nieko netikėto, jis kažkaip prognozės panašiai įrodė. Jo, o šiaip tai šiandien laukia visai ilga diena, nes dabar leisis iki tokio namelio, bet ten nenakvosiu, nes ten irgi nebuvo vietų, tai eisiu dar toliau iki sekančio namelio. Tai žiūrėsiu, kaip man seksis. Trečioji diena, Gillespie Pass Circuit. Tai iš tikrųjų šita diena yra toks extensionas mano, nes dabar einu Vilkinso upe į viršų. Tai čia nėra visai originalus tas circuitas, bet pradžiai, kai planavau, nusprendžiau prisidėti papildomą dieną, nes jo, čia yra tokia atšaka, kur yra namuko, kurių nereikia rezervuoti ir manau, jos daug lengviau gauti. Tai daug smagiau. Jo, tai vakar buvo tikrai labai ilga diena. Šiaip tą trasą, kurią susiplanavau, praėjau ir pabaigoje reikėjo kirsti upę. Tą pačią, tos pačios upės atšaką, nes jos ten susijungia. Ir priėjau prie upės ir kitoj pusėje matėsi namukas, iš kurio rūksta dūmai, tai jau atrodė, kad galėsiu nueiti sušilt, prasidžiavint. Bet tada tą upę kirst nebuvo labai paprasta, jinai ganėtinai gili buvo vietomis ir tikrai srauni. Ir labai ilgai ieškojau, gal iš valandos, kur kirst ir buvau jau beveik radęs vietą, bet iš tikrųjų neradau ir jau realiai buvau pasidavęs, radau vietą, kur pasistatyti palapinę. Bet tada pamačiau kitoje pusėje einantį žmogų su meškere ir jis pasirodo tą namelį ir buvo tiesiog, nežinau, taip jau pasisekė žiauriai man, kad jis išėjo ir parodė, kurioje vietoje kirst, tai aš ten, sakau, metrų atstumu pro ten praėjau, bet nelabai matosi realiai, kurioje vietoje yra seklu. Tai arba tiesiog nepasisekė, bet pasisekė, kad parodė, tai galiausiai perkirto upę. Nuėjau namuką, tikrai buvo labai gerai, šilta. Sausa, tai jo, labai. Ar šiaip, čia viena klaida, kad nežinau kaip kirs, bet iš tikrųjų dar sudėtingiau buvo, kiek musyčių pradėjo, kai sustojau ir pradėjau ruoštis kirtimui, labai pradėjo kast musytės, todėl reikėjo gan greitai judėti, tai kažkaip ir neskyriau pakankamai laiko apsižvalgyti ir pastovėti. Tai tam irgi reikia pasiruošti, kad daug šitų musyčių. Tai va, dabar einu pusę kelio, gal šiek tiek daugiau negu pusę kelio link namuko jau nuėjau. Ir tada žiūrėsiu, kadangi vakar tikrai buvo sunki diena, tai jėgų mažokai, tai kai naisiu link namelio, žiūrėsiu, ar judėti link ežero ar ne. Ketvirtoji Gillespie Pass Track diena. Rytas. Esu prie upės, Naujoji Zelandija yra taip, kad visai dažnai reikia kirsti upės ir kai jau šitą trasą į priekį kažkaip galvojau, kad reikia pabandyti nekirsti ir yra kelias aplinkui, bet išbridau į tokį brūzgyną, kad gyvenime nereikėjo tokiais krūmais brautis, tai dabar eidamas atgal sakau, tiek to, gal tiesiog brendu per tą vandenį. Ir nesuku savo galvos, jau geriau būti biškį šlapiam negu ten visiškam brūzgynė.
Ja, tai visai šalta, kojas gelia ir darytas, bet kaip minėjau, alternatyva irgi nekokia, tai šiandien laukia toks vat kelias. Hello. Esam dabar prie Brewster ledyno, ten matosi, ir čia esam prie Brewster ežero. Pasistatėm palapinę, buvom nuėję apžiūrėti ledyną. Šiandien buvo tokia ir sunki, ir nesunki diena, nuėjom tik 7 km, bet ko gero buvo stačiausi kol kas lipti kilometrai, nes 1300 metrų sukilimo, tai praktiškai lipom per šaknis ir paskui per akmenis, kai jau pasibaigė miško linija. Bet įspūdingi vaizdai, labai gražiai atsiveria kalnai ir būtent šitas ledynas, tai viena gražesnių vietų, kuriuose teks kempinti. Ir dabar eisim, pasidarysim vakarienę ir jeigu čia, dar ko gero pažiūrėsim gal žvaigždės, nes labai giedras dangus ir čia turėtų būti visiškai mažai šviesos taršos, tai turėtų gerai matyti žvaigždės. Tokia plana. Kivi paukštis. Jie neskraido. Kiek girdėjau, biškį reketuoja maistą. Taip, tai kažkelintadienio rytas. Šiaip iš tikrųjų nesekam dienų, jau atitrūkom nuo kalendoros, kas visai smagu. Jo, dabar yra rytas. Iš tikrųjų nakvojom tai ne visai čia, nes vakar vakare vėlai atvykom, vėlai viską užbaigėm, nes buvom ganėtinai labiau šiauriai. Ten praėjom tokį Koplando žygį. Tas Koplando žygis buvo iki Karštųjų Versmių. Tikėjomės, kad bus labai smagu, nes kažkada Islandijai buvom Karštose Versmėse ir tikrai po žygio labai super buvo atgaiva. Tik čia vienas skirtumas, kad čia yra labai daug musyčių. Tai kažkaip nežinau, mūsų jau nerviškai pradėjo veiklos musytės, tai neištvėrėm labai ilgai tose Karštose Versmėse. Bet šiaip pats žygis visai buvo gražus, apart to, kad pirmą dieną lyjo. Tai lietus pats savaime nėra labai blogai, bet didžiąją laiko dalį buvom debesy, tai nesimato, kur eini, atrodo, kad tiesiog mišku eini. Paskui antrą dalį, aišku, atsivėrė antrą dieną, tai visai smagu, nes pamatėm, kad esam tokiam kaip tarp kalnų tarpeklyje. Iš tikrųjų visai netoli Mountain Cook, jeigu tiesia linija, ten gautus kokių 15 km, bet aplinkui tai visai toli. Jo, tada važiavom į viršų, užvažiavom dar porą ledynų pasižiūrėti, sustojom rūbų įsiplaut, sustojom į dušą ir galiausiai atėjo vakaras, tai čia netoli už kokio kilometro kitoj vietai nakvojam, bet šiaip tai čia vat yra štai, kur, žodžiu, yra Freedom Campai, tai kur žmonės gali nakvoti per naktį, čia nurodytos vietos. Mes iš tikrųjų stovim ne Freedom Camp'e dabar, bet mes čia nenakvojam, ne Freedom Parking'e, bet mes čia nenakvojam, tai tiesiog gaminamės pusryčius. Verda mūsų vanduo kavai ir bus blynai. Čia kada nors dar padarysim video, kaip atrodo mūsų automobilio visas išdėstymas, o šiaip tai labai graži vieta, kur nakvot, dėl to čia pilna ir žmonių. Šiandien yra lygiai mėnuo, kaip mes esam Zelandijoje.
Paskutinį video darėm vakar. Nuo vakar atvažiavom į tokį Abel Tasman nacionalinį parką, kuris yra pietinės salos šiauriniai daly. Ir dabar užsukom į tokį dump station, kur įsipylėm savo atliekų vandenį, prisipylėm gėlo vandens ir toliau judėsim ieškoti nakvynės vietos. Ir kažkaip seniai norėjom padaryti video apie mūsų namą ant ratų, tai šiandien tokį video ir padarysim. Tai va, tai čia turim Nissan Serena automobilį, kuris mus vežioja. Automatinė greičio dėžė, iš tikrųjų variklis silpnas, į kalnus lipa lėtai, bet iš tokių dalykų tai turim radio moduliatorių su 2 USB jungtim, galim kraut powerbanką ir dar telefonas kraunasi vienas. Tai energijos šiaip užtenka, čia turim tokią dėžutę kažkam susidėti, laikom vandenį. Turim šiukšliadėžę, iš tikrųjų, bet šiukšliadėžė yra būtina, po to papasakosim, kad būtumėm sertifikuoti. Prie savęs tų kažkokių labai šiukšlių nelaikom dėl kvapo. Jo, tai čia taip pat yra Bluetooth moduliatorius, tai galim leisti per šitą kinietišką dalyką kažkokią muziką ar podcastus ar panašiai. Jo, tai čia galima truputį išlipti, taip atrodo. Šviečia saulė, turim ir dureles, kurios automatiškai atsidaro. Ir tada jau perinam į savo miego / gyvenamąją svetainės erdvę, tai čia turim savo daiktus, juos dažnai laikom kupriniai. Turim rankšluosčius, kuriuos mums davė kartu su automobiliu. Labai pravartu, tikrai praverčia, nes tokius didelius rankšluosčius tampyti su savim turbūt būtum tingėję. Tai va, tai viduj yra vietos. Tam, kad aš tilpčiau arba jis tu netilptų miegot, reikia atsistumti šitas sėdynės, jos atsistumia iki priekį ir dar atsilošia, tada telpa mūsų kojos. Turim užlaidėlės iš visų pusių, čia šone, ten yra galinė ir kitam šone, ir netgi yra priekį irgi užlaidėlė, tai užsidengiam, gaunam tokio privatumo, nes kartais būna atveju, kai būna kemperis prie kemperio. Jo, tai čia yra kaldra, pagalvė, patalinė, tai visai patogiai miegam kaip namų lovoj. Tada po savo tokio DIY lovą turim dar talpyklą, čia turim stalą, kuris išsilanksto, tikrai labai patogu, galim pusryčiauti, vakariniauti, pietauti ant to stalo. Ten giliau turim sulankstomų kėdžių porą, irgi galim sėdėti. Čia iš parduotuvės turim įvairių pasiėmę dėžių, krūvą laikom, vienoje dėžėje laikom kažkokius vaisius, kitoje dėžėje laikom ten matosi duonos ir panašus dalykai, Coca-Colos blankė, jeigu miegas pradėtų imti. Galia čia iš tikrųjų visai irgi neblogai padaryta, turim spintelių, prieskonių, muilo, turim elektrinį kraną, kuris vandenį mums tiekia. Tai visai patogu, tas kranas, šitą trauksim dėžę, turim visokių keptuvių ir tiksliau vieną puodą, vieną keptuvę, visko turim po vieną, bet labai gerai, nes nereikia daug vietos, tai čia turim 2 didelės tram litrų šitos, net nežinau kaip jos pavadinti, talpyklas. Vieną turim šviežio vandens, tai jisai prijungtas tiesiai prie krano. Ir kitas yra iš kriauklės subėga jau vanduo, kur nežinau, ten su išplanom ar kažką, tai va tam ir naudojam, kaip pasakau, tą dump stationą. Ir čia turim spintelę, nežinau, dantų pastos, įvairūs indai, podeliai. Turim, čia laikom savo maisto kruopos ir turim net arbatinuką ir French pressą ryte pasidaryti kavai. Tai visai patogu, čia šiaip šiukšlės. Jo. Ir labai panašiai iš kitos pusės irgi turim automatinės duris. Ir čia turim šaltkrepšį, į kurį susidedam kažkokius labiau gendančius produktus. Turim dujinukę, kur dedasi tokie balionai, kurių užtenka, grubiai vieną šitą užtenka valandai. Tai nežinau, jeigu kepam kažkokius blynus, tai grubiai, šiaip mums užtenka apie 2-3 dienom. Čia turim kažkokių kelioninių dujų, turim 10 litrų vandens irgi dar papildomai geriam, iš tikrųjų 2 tokius turim, kad to gerimo vandens visai reikia, ne visur čia gali jo gauti.
Ir ten dar giliau pažiūrėjus, dar turim visokio kempinimo įrangos, papildomą maistą ar panašiai. Tai vat, tai taip atrodo mūsų namukas ant ratų. Iš tikrųjų gal dar padarysiu labai trumpą video prieš einant miegot, kaip atrodo mūsų setupas, kai einam miegot, bet taip mes gyvenam mėnesį. Bukas. Esam dabar tokia kaip peninsuloje. Žygiuojam Able Tasman žygį, tai vakar Subwater Taxi tokie čia yra toksai servisas, iš vieno miestelio nuplukdo per skirtingus paplūdimius į tokį jau galutinį Tataranui pliažą. Jis yra gan populiarus, daug žmonių su šeimomis atvyksta tenais kempinti ir savaitėmis. Tai tenais apsistojom, pasistatėm palapinę ir tada žygiavom šiek tiek šiauriau, arba gal net, sakyčiau, šiaurės vakarų kryptimi. Pasiekėm tokį separation point ir palengva grįžom atgal. Šiandien išsimiegoję, išėjom gal apie po 8 šiek tiek, nes turėjom spėti kirsti vieną iš pliažų dėl potvynių ir atostogių. Galima kirsti tą pliažą tiktais tuo metu, kai yra atostogis ir ten maždaug 1,5 valandos į vieną ir į kitą pusę. Ir paskui pasidarėm pertraukėlę tokiam gražiam pliaže, mažam gana, apsimaudėm, pavalgėm. Ir dabar atvykom jau į savo kempą, kur tai graži peninsula susidaro būtent šitoj pusėj, kai būna potvynis. Užsipildo vandeniu ir dabar jau nuslūginėja, tai šiek tiek dingsta to vandens. Tai labai graži tokia jauki vieta, kuri primena mini Kuršių Nerijos versiją. O dabar eisim vakarieniaut ir ilsėtis. Trečia diena Able Tasman nacionaliniam parke, tai šiandien visą dieną lyja, beveik visą dieną lyja, ryte atsikėlėm, dar spėjom susipakuoti daiktus, išėjom, pradėjo lyti ir visą dieną nenustojo, tai dabar susiradom urvą, kur yra vienintelė vieta, kur kol kas pakeliui nelyja ir keičiam kakavą, vieną užvirė, vieną dar virs tiesiog šiltos kakavos, kad sušiltumėm ir tada tęsim. Liko apie 2,5 valandos iki automobilio ir tada galėsim keliauti toliau. Ir paukštis bando pavogti mūsų maistą. Bukas. Esam netoli Angelus Hut, kur ir miegojom šiandien naktį. Vakar 6 valandas maždaug užtruko žygiuoti čia, tai esam Nelson Lakes regione ir pasirinkom būtent čia paskutinį savo žygį su nakvyne hate. Šiaip buvom labai patenkinti, nes tikrai labai gražu, iš pradžių buvo debesuota, bet paskui debesis tai pradėjo sklaidytis ir tokią gražią mistį aplinką sukūrė. Tai paskutinis mūsų žygis Zelandijoje, su gera nuotaika išeinam po pusryčiavimo